Buvo. Palangos prekiautojai sako, kokia buvo vasara. Buvo labai bloga vasara. Tai ta laida vadinasi Sotus ir laimingi. Dabar jos podcastas vadinasi Alkani ir ištroškę. O kodėl ne Alkani ir liūdni? Jo, ir tai reiškia, kad, vėlgi, kaip žinom, buvo ir Mišelinas atvažiavęs jau pagaliau į Lietuvą. Jau labai norėjau, taip. Tai sveiki sugrįžę, mėly mūsų klausytojai ir žiūrėtojai į antrąjį Ištroškų sezoną. Sveiki kolegos. Labadiena. Labadiena. Niekad gyvenime negalvojau, kad tokį daiktą prie burnos laikysiu, nes balselis tai tikrai ne pats gražiausias gal. Nu, pažiūrėsim. Tai, žodžiu, tie, kas mūsų nepažįsta, tai mes dar kartą prisistatom. Šis mūsų jau, galima sakyti, antras sezonas. Praeitą sezoną mes startavom. Nebuvo visas sezonas nuo A iki Z, visą ten tos 9 mėnesius, o ne kiek sezonas trunka. Filmuoti. Ne, nu mes šiek tiek vėliau pradėjom, tada vasarą mūsų užklupo, mūsų darbai. Tai dabar mes filmuojam jau antrą sezoną, esam Ištroškau, esam podcastas apie restoranų ir barų kultūrą. Ir čia yra mano kolegos, visi mes dirbam šitoj srity. Dirbam. Kai kurie dirbo, kai kas dirba, kažkas pakeitė šiek tiek sritį, bet liko tose pačiose vandenyse. Tai aš esu Gintarė, čia mano kolega Julius ir Neringa. Ahoj. Ahoj. Labas vakaras. Tai tokia ta mūsų pirma laida. Šiandieną mes kalbėsime, užkabinsim šiek tiek, kas vyko vasarą mūsų gyvenimuose, kas vyksta Vilniuje restoranų gyvenimuose ir su ko susipykti spėjom per šį trumpą rudenį. Ir su kuo dar deginsim tiltus. Ir su kuo deginsim tiltus, taip. Neringa šiaip labai yra pasiryžusi šiais metais deginti tiltus, nežinau, koks čia užsidegimas, bet ta prasme tiesiog ant tiek žmogus nori su kažko susipykti. Tai manau, kad pradėsim nuo pačios pirmos laidos. Tai šiaip, kolegos, kaip jums sekėsi vasarą, papasakokit. Nežinau, gal Neringa, tu nori pradėti? Nežinau. Ar darbą pakeitė? Kas pasikeitė, taip tai... Niekas šitai praktiškai, apart kiek nieko, kad po 10 metų išėjau iš barų industrijos. Tai kodėl išėjai, papasakok? Kur labai juokinga pradžioj podcast'o, man patinka šitoj sferoje būtų, žiauriai fainai. Antras sezonas, gal 8 jaučiu podcast'as, išėjau. Jo, po 10 metų. Po 10 metų. Kur tas Ne, hajs dingo tiesiog tavo? viskas prisikūpė, kad jau viskas. Manai, kad Bet esi kaip matom, čia išsisėmus. jau esu išsisėmus, reikia Pačiam keliauti bare. toliau. Jo. Pačiam bare, taip. Bet tu vis tiek likai industrijoj. At some point. At some point likau industrijoje dirbti su renginiais, tai toliau ir dirbu su barais. Ir tikiuosi dar va čia dirbsim ir viskas bus super, taip sakant. Tai žodžiu, tavo vasara praėjo taip pereinant iš darbo bare, išėjimo į kitus darbus. Taip, dabar turiu vieną darbą. O, Išėjau iš pagaliau. Neringa turi vieną darbą. Taip, Juliau, kaip tau sekėsi? Nu, tai kaip supratot iš podcast'o nuo nutraukimo, tai pakeitėm gyvenamą vietą iš Vilniaus į Palangą. Jo, nes mes filmavom podcastą jau Palangoj vieną. Paskutinį, jo, bet Vieną ar du, jo. aišku, kadangi esam žiaurus optimistai gyvenime ir galvojam, kad privažinėsim Vilnius Palanga ir dar spėsim nufilmuoti podcast'ų, bet gavosi kaip visada, kad nesigavo. Tai mano vasara buvo ganėtinai įtempta, kaip ir praėjusiais metais dirbau 313 Kėlų parke, prižiūrėjau tenai Briusly esantį restoraną, turėjom 8 ganėtinai stiprius renginius, kas realiai mano vasara... Per 4 mėnesius? Per 4 mėnesius turėjom 8 rimtus renginius, tai mano vasara ir buvo ne nuo pirmadienio iki penktadienio, bet nuo renginio iki renginio. Tai turėjom pats turbūt didžiausias ir įsimintiniausias, kur panas jis irgi buvo, tai puikiai buvom, šokom, kaltos. Išėjo namo. Tai Ole festivalis, kuris 2 metus jau yra organizuojamas pas mus vakarų Lietuvoje ir 313 Cable parke, tai buvo hell of a week, tai... Bet patiko tau? Jo, patiko. Juliui, jeigu jūs nepažįstat Juliaus, šiaip kas nepažįsta Juliaus, norėčiau pasakyti, kad Juliui šiaip patinka tokia darbo struktūra, kur tipo žiaurus bardakas, labai daug reikia padaryti per valandą laiko arba per savaitę, va šiuo atveju. Nemiegi visiškai, bent jau 3 paras. Žiauriai nevalgai, iš vis neini tūliką. Ir žodžiu, vat jam tokios sąlygos patinka darbo, tai jeigu kas nors turit kažkokią įmonę, kur vat taip vyksta darbas, tai čia yra tas žmogus, kuris dirbtų pas jūs. Jo, tai realiai mano vasara ir buvo iki Ole festivalio, iki joninių ir paskui po joninių tiesiog šiek tiek paprašiau, tai
Kas nebuvot praeisiais metais, tai siūlau atvykti šiais per Joninės. Nu, reklamą pasiplanuoti. čia Dar, užsiima. dar ne šiais, bet... Nu, Nu, Jo, gerai, kitais 24. metais, atsiprašau, Bet bilietai dar 22. neparduodami, tai, Bilietai dar tai neparduodami. nepradėk gana, čia gana čia tos reklamos. Jo. Ne, bet šiaip vasara buvo ganėtinai, tu sakai, vat lengvesnė, ne po festų, dėl to, kad vasara šiaip buvo labai vidutinė pas mus Palangoj. Jo, Palangoje tikrai vidutinė buvo. Bet ne dėl to, kad ten kainos sukilo ir infliacija Ne, prasidėjo. tai tiesiog kaip visą oro laiką nebuvo. Palangos prekiautojai sako, kokia buvo vasara. Buvo labai bloga vasara. Nieko Kaip ir nesupratau. kiekvienais metais. Prašau. Jo, bet mes iš tikrųjų tokia šiaip vidutinė vasara buvo. Šiaip Oro atžvilgiu vidutinė. Oro vasara, atžvilgiu, jo. Ir gal tokių incidentų, tokių, kur tikrai žmonės nėra labai laimingi dėl tų sukilusių kainų, bet kaip ir savo leidžia, Bet kaip ir tokie. visi keliauja ir visi darosi. Jei nebūtų sukilusios kainos, tai nebūtų dar vieno dalyko atsitikę. Tai kas atsitiko Vilniuje, atsidarė labai daug naujų vietų, Jo. ką mes norime irgi... Šitą labai norim aptarti, nes tikrai šiais metais, man atrodo, ir šią vasarą, nu, nebūtinai vasarą gal jie visi atsidarė, bet tikrai pavasario vasarą tai labai yra nuostabu, bet rekordiškai daug vietų atsidarė, mano galva bent jau. Po karantino tiesiog buvo labai didelis gepas, Mhm. kur neatsidarė vietų, arba mes visiškai esam neišprusę savo srityje ir nežinome. Bet dabar tai... Per daug užsidarė savo, jo, Daug savo užsidarė. vietose kažkokiose. Bet dabar atsidarė tikrai ganėtinai daug ir kelias mums pavyko aplankyti. Ir vis kars nuo karto stengsime aptarti visas šitas vietas. Ir pasiūlyti jums, bet jeigu jūs turit kažką, ką pasiūlyti mums, tai irgi būtų gerai, kad mums parašytumėt, nes mums įdomu, mes nespėjom sugaudyti irgi tų visų vietų, iš tikrųjų mes ir tai dabar aš kiek pažiūrėjau, kiek mes čia researchą pasidarėm, tai labai daug tų vietų yra iš žmonių, kurie jau turi restoranus arba barus. Jie tiesiog atsidaro antrą, trečią vietą, kas yra labai patogu, jau nekeičia patogiau, iš esmės. paprasčiau. Jo, bet yra ir visiškai naujų. Tai neringa... Šiaip ir labai daug užsidarė. Jo, aš vat ką ir Labai, norėjau labai, pasakyti, labai. kad post-covidinis laikotarpis buvo turbūt pats sunkiausias barams, dėl to nes metai po covido labai apgavo visą rinką, nes parodė, kad labai žmonės ėjo į barus, nes nebuvo dar galima keliauti ir skraidyti čia po pirmų karantinų. Tai kadangi įvyko tokia post-covidinė apgavystė, labai daug vietų atsidarė ypatingai pajūryje. Ir atidarė naujų bele ką, vietų, bele kaip, atidarė davai bele ką, atidarom, bele kur, ir nieko tie nežinom. pirmi metai po covido buvo super geri visiems, o vat, tarkim šie metai ir praėjusi metai tai buvo ganėtinai sunkus visiems ir žinau, kad labai daug vietų Palangoje užsidarė, labai daug atleidinėjo žmonių, kas vėl stipriai iškreipė rinką darbuotojų atžvilgiu. Aš žinok, manau, kad daug kur, ne tik tais barų kultūra atleidinėja žmonės iš tikrųjų ir čia dalykai keičiasi tikrai, bet kaip ir mes kalbėjom dar nepradedant filmuoti, kad nu, vat, dabar priiminėti, darinėtų barų, bet nebebus iš ko mokėtiems žmonėms, nes tas PVM'as grįžta, ne? Ir, nu, tipo, visi tie visi dalykai, kurių mes Jo. nematom iš pradžių, Nes tipo, buvo- fasadėje. Buvo mažesnis Tai PVM. žmonės, kas Bet čia ne iš barų- niekam neįdomu, ką Ne. šiandien. Tai žodžiu, ne, tai bet galima supažindinti su to, kas ne iš barų pasaulio, tai jeigu Kad tikitės, viskas brangs. kad nebeauks kainos, tai pauks nuo naujų metų, nes brangs, PVM'as niekas nieko grįžta. negalėsit sauliaisti. Mes čia Sėdėsit galėsit, namie. galėsit tik mus paklausyti, kaip mes šnekam. ir tos Mes 3 gavom euriukus kažkur nuolaidą paaukot. ir galėjom nueiti. Jo. Tai iš esmės tokią nuolaidą gavo ir Neringa turbūt ir galėjo nueiti į vieną iš tų atsidariusių. Ne. Aš į dienos pietus nuėjau. Žiūrėkite, atsidaro naujas restoranas ir jisai turi dienos pietus. Jūs galite nueiti pas dienos pietus. Šiaip pagal dienos pietus tu labai gali daug spręsti apie atsidariusią vietą. Vienas tai... iš restoranų. O, aš jau čia valgau mikrofoną. Prašau. Tai Augustinas. Jo. Augustinas, o jisai yra, Kieno ar jisai yra savininku? Aš nebeatsimenu. kažkieno? ar jisai Tai yra visiškai bendras kaip monai. Ai, Ah. teisingai, aha. naujas? Okay, Jo. okay, tai to šeimos, žodžiu. Kaip Tai labai puikus Aš nežinau, ar restoranas galima turėtų būti. sakyti, taip, gali Kaip tau? turbūt. Labai nuostabus Jeigu taip nėra, tai interjeras, kažkas mus pataisys. nuostabi vieta. Iš tikrųjų, jei aš juokau dėl to dienų pietų, buvau dienos pietuose, bet tikrai norėsiu nueiti ir vakarieniai. Man visos kitos vietos tikrai labai patinka ir viskas good. Šiaip labai nustebino kainos ir porcijos. A, ne? Ta prasme, kainos kaip ir visur dienos pietus, bet tos jau geresnėse vietose, bet porcijos labai didelės. Tai viskas labai labai good. Bet O O aptarnavimas? personalas, jo, aš norėjau apie personalą klausti. super. Top notch? Eik Top tu. notch. Jo, man bent jau buvo tikrai viskas good. Nes Tai- naujose vietose, vat, su O. ko dar ir susiduria, man atrodo, tai dažniausiai su darbuotojais.
Bet va čia ir yra dalykas, kad labai yra mažai vietų, kur susisinchronizuoja ir tas, ir tas, ir tas. Nu, tipo, viskas į vieną. Arba personalui kažko trūksta, arba maistui kažko Tai trūksta. dėl to ir užsidaro po 3 metų Jo. vietos. Jo. Nu, 3 metai dar geras. Lygiai taip pat rezultatas, kaip manau. vat su tokia vieta, kur va, čia buvom su Gintarė savaitgalį nuėję į Justą pastą arba Just Stay pastą, nežinau kaip jie turi. Aš manau, kad Jazz pasta. Just Stay Just- pastą. Ne, tenais yra Just and jūs tą pasta? pastą, bet tipo, Julius sako, Just Stay pastą, pagalvojau, kad šiaip geras prikolas, jeigu čia iš tikrųjų toks užmanimas buvo. Bet restoranas netrodo, kad atspindėtų tokį tipo Just Stay pastą, žinai, nu Jo. toks labai rimtas šiaip, nu, tipo, jie rimtai visai žiūri. Pastos neturi. Ir šiaip. Turi. Nu, ne dantų, bet... O, Ir šiaip, ta prasme, mes galvom, kad tai naujas restikas, bet aš išsikalbėjau su savo kolega, kad jie buvo atsidarę kažkokioje vietoje ir vat, Vilniui ir dirbo, bet ką pagalvojau, ant kiek keičia dalykas lokacija, tai jie dabar Vokiečių gatvėje, o seniau buvo ar Panoramoje, ar kažkokiam prekybos centre ir ant kiek lokacija pakeičia, Bet Visą nu, pasirinko vizualą ne ką vietos. geresnę lokaciją. nu, kodėl Vokiečių gatvėje, tai... O ar atsidaryti Madoje ar Vokiečių gatvėje? Čia yra skirtumas? Bet Nu, nežinau, mano nuomonė, Vokiečių Ne. gatvė visiškai yra mirus. Ne. Ne? Manau, ne. Man čia gal taip atrodo. Blemba, aš labai daug šunis vedžioju Vokiečių gatvėje ar ten dar kažką. Tikrai dažnai išeinu į miestą šiaip pasivaikščioti, žiūri, daug žmonių ten vaikšto ir aš manau, kad tikrai Vokiečių gatvė, Vilniaus gatvė, Islandijos gatvė, visos šitos gatvės vis dar važiuoja ir važiuos. Tai čia tikrai... Okay, Ir bet šiaip- kažkokį įspūdį buvau susidarius, kad taip žmonės kažkaip pralenkia tą Vokiečių gatvę ir tokia jinai visiškai niekam Mėlyna įdomi. zona, žinai. Bet vat ką labai irgi įdomu pastebėti, ką aš išvelgiau bent jau iš tų naujų vietų, ką čia spėjom aplankyti, tai tendencija, ką žmonės pardavinėja, žinai, toks, kur tu arba turi labai performinti tokį high levelį, kad išsiskirt ir kad pas tave eitų. Arba, pavyzdžiui, keptą duoną pardavinėti labai Arba brangiai. pardavinėti kaip pieno vyšnė, kaip ten tas vadinasi. Pieno vyšnia. Pieno vyšnia. Pieno vyšnė, kur pardavinėja Bet- tiesiog Beje, naujas paprastą- dar... Bet nauja iš- vieta. išbūmino, tikrai nesakykit Lenkų kūrybą, bet pieną Bet vyšnę. Bet jie Ukrainiečių. tenai nieko daugiau. Ai, ukrainiečių. Ukrainiečių Ir Ai. Lenkai tenai, atidarė. ir tenai nieko daugiau Lenkai nepardavinėja, atidarė, tik tai tą čerio tipo Jie likį. pagal franšizę negali nieko Jo, daugiau ir pardavinėti. jo, tai čia ir yra franšizė. Aš sakau, aš prieš pusę metų mačiau visus influencerius, išvažiavo jie tenais į tą Lenkiją gerti tos Į pienos tą Lenkiją, ten, vyšnios. kur, žinot, kad čia kažkur yra ta Lenkija. Nu, į Europą, į užsienį išvažiavo tos pienos Už užsienius? vyšnios gerti ir tada pieną vyšnę pas mus Vilniaus gatvėje, bet jūs neįsivaizduojat, koks būrys žmonių. Ne, aš va Mes dabar net šį penktadienį lauke, turėjau jo. renginį netoli, tai, nu, kosmosas. Same. Šiaip. Mes šeštadienį, ne, irgi penktadienį buvom. Ta prasme, Julius dar norėjo užeit, paragaut ir ten tiesiog neįmanoma būtų Jo. prasibrauti. Tai gerai, kitą kartą nueisim, paragausim, Tai vat ir pažiūrėsim. Bet tikrai geras Ir produktas. gerai, kad mes tą patį vakarą praėjom pro tas dvi vietas ir vadžias tą pastą ir pieno vyšnę. Ir aš visada, nu, pagalvoju, ant kiek reikia ieškoti daug investuotojų, nes nu, bet kuris barmenas, vat, ten aš ar ten dar kažkas, kas dirbė industrijai, nu tikrai esam pagalvoję atsidaryti barą. Nu, aš esu turėjęs 1,5 baro, abu bankrutavo, bet ne apie tai esmė. Tai, tai supranti... Kiek išbuvo? Išbuvo 3 metų. Ne, neišbuvo 3 metų. Nebankrutavo, tu pardavėjai. Vienas išbuvo beveik 2 sezonus, o kitas... Nu, bet čia beveik atskira metus. tema, Bet čia nesvarbu. atskira tema. Bet Čia... esmė tokia, kad kaip bebūtų taip paprastas barmenas, kuris sugalvoja atsidaryti barą, tai iš savo patirties galiu pasakyti, kad su ten 10 ar 15 tūkstančių tikrai neatsidarysi, nes man ir nepavyko. Bet kaip tu turi performinti ir kaip yra sunku kažką sugalvoti, kad, vat, pavyzdžiui, Just Stay pastą jie turi daryti super high quality maistą, kad tenai būtų Kad išvažiuotų, jie tipo? turi ištreniruoti, ant kiek jie turi daug įdėti knowledge'o, ar ne, ir ten patirties, šefai, padavėjai, taip toliau ir panašiai, ir tada atsidaro pieno vyšnė, kur yra tiesiog nupirkta kažkieno franšizė, kur pardavinėja gerą, nebrangų vyną ir Ne, žmonės bet tai- vis tiek Bet žinok, tai eina. tame ir esmė. Kitokie žmonės O- renkasi vienoje ir kitoje vietoje, žinok. Nu jo. O kas dar? Tai dar atsidarė Motifas. Motifas, bet mes norėjom nueiti, bet nenuėjom. Čia visiškai Instagramas sprogdinanti vieta. Ir jie net neturi, aš šiandien pažiūrėjau, jie neturi nei vienos nuotraukos savo social'e, pas juos viskas Rimtai? eina per storius ir pas juos sprogsta. Ta prasme, vien Jo. dėl to, kad aš manau, kad savininkai yra žinomi, nu, tipo, žinomi Vilniui, turi daug draugų ir tiesiog, nu, tie draugai eina, ten yra lojalūs draugai, kurie eina pas tave į Aš manau, restiką. kad... Nu,
čia tiesiog pasakėm daug, kad negalim pakomentuoti dėl to, kad nebuvom. Nebuvom, jo, tikrai tikrai nueisim. Nueisim, pabūsim, pažiūrėsim. Bet aš manau, kad faina, kad yra didelis būrys, kuris eina ir kuris per storius jie padaro, tipo, labai daug vaizdo ir jiems nereikia nei vienos nuotraukos. Dabar yra... Jo. Tai va, o aš dar radau, Fabrikėlio savininkai neseniai atsidarė vietą naują, kuri vadinasi Žmonės kalba, ar kalba žmonės, Vyninė. Ten pas juos Vyninė, bet visiškai nauja vieta. Tai irgi nebuvom, labai įdomu. Labai įdomu dėl to, man dėl vieno fakto. Jei dėl natūralių dalykų mes neisim ten. Kodėl? Su Natural Wines. Tau įdomu dėl to, tipo, dėl vynų? Ne tik dėl vynų, man įdomus tas pats faktas, kad, aš tai turiu nekokį experienciją su Fabrikėliu ir su apsilankimu joje vietoje. Ir kai pamačiau jį top 30 išrinktų restoranų. Bet čia irgi buvo vienkartinis, žinai, kur atsiradai laiku ir ne vietoj. Jo, bet kame yra esmė, kad visai neseniai vyko tos top 30 restoranų geriausių išrinktų ir mes dar sakėm, kad kažką aptarsim. Mes to jos aptarsim, taip. Tai man kodėl buvo keista, kad Fabrikėlis ar ne pateko į, nežinau, 21 vietą ar kažkokią gavo. Ta prasme, jos pateko į 30-uką, viskas yra, manau, dėl to yra normalu, jie turi tikrai labai stiprų sezoninį meniu, vien tik tas, kad jūs, nėra labai daug vietų Lietuvoje, kur daro sezoninius meniu. Tai vien tik dėl šitos priežasties yra visiškai normalu, kad jie pateko, bet kad jūs turėjot blogą experience'ą, aš turėjau blogą experience'ą top 8 pasaulio bare. Teisingai. Bet niekam neįdomi, ta prasme, vieno žmogaus patirtis. O dar kažką turim iš tų naujų? Firenze dar atsidarė, labai gera. Labai daug gerų komentarų girdėjau. Tai labai ir aš. Ir man čia yra toks fenomenas, kur vieni daro... Užupį. Vieni daro, man atrodo. Ar... Firenze. Jo. Tai žodžiu, nežinau dabar kur tiksliai, bet iš esmės man čia yra du tipai restikų. Yra jų ir daugiau, bet čia tokie du išskirtiniai. Restoranų. Vieni daro labai, poš vietą draugams, tipo, kur labai daug pažįstamų žmonių ateina. Ne visą laiką gal viskas išdirbta iki galo, bet tokia jinai, ta vieta prisitraukęs savo draugą, sakykim, savo žmogų. Savo publiką, tai yra geriausia, negu atidarinėti visiems, reikia atidarinėti kažkokiai žmonių grupiai. Jo, o kiti kaip Firenze, jie tokie atrodo labai šeimos tipo vieta, kur jinai tą mažumą, yra tokios butikiniai viešbučiai ir labai dideli tie jau, nebutikiniai viešbučiai. Korporatyvai, jo. Tai čia ir su restoranais vyksta tas pats. Ir čia klausimas, kas yra geriau. Aš nežinau, ar čia turi būti tam pačiam reitinge stovėti ir tie restikai. Pavyzdžiui, jei einant prie top 30, tai kas pirmoji vietoje Gasparas, bet Gasparas, man atrodo, kad yra Gaspars. Man atrodo, kad yra, atsiprašau, aš Alytaus, aš Maksė sakau. Aš galiu. Alytaus. Tai žodžiu, Gasparas, pavyzdžiui, man atrodo visų vieta ir viskas su tuo... Ir labai mėgsta žmonės Gaspars, iš tikrųjų. Jie dar dirba, bet jie dar turi vieną labai, negerai, ne vienintelį, jie turi vieną labai didelį pliusą, ko beveik nei vienas... Pliusą, kad pirmoji vieta yra? Taip, ir ką jie dar daro, kodėl jie tokie matomi, nes jie dirba su food tourism. Man atrodo, kad vienintelis Lietuvoje yra restoranas, kurie dirba su food tourism, kad... Mes nesakome, kad tai yra vienintelis, bet kad po to nežinai visų restoranų. Čia tik aš galiu tiltus deginti? Aš tik tiek esu girdėjęs, kad jie vieninteliai labai deda daug darbo, kad o kas tai yra? Pakviesti žmonės iš kitų šalių, kai atvažiuoja, jie labai deda indėlį, kad juos pamatytų ir TripAdvisorių ir taip toliau ir panašiai. Deda indėlį, kad jie būtų matomi užsienio rinkai, kad Lietuva vien yra žinoma su jų vieta, nes Gaspars ir Eaters, man atrodo, buvo nusifilmavęs YouTube'ai, kur yra tikrai, labai didelis kanalas. Žinau kanalą, bet tikrai negaliu pasakyti šito fakto. Nes tai tu sakai, kad, ta prasme, jie bando nebūti pranašų savam kieme iš esmės. Ta prasme, jie bando žiūri labiau global. Kas yra... kas gal juos ir atvedė iki pirmos vietos, tipo visa visuma. Tipo, žinai, nes... O kas gerai, bet tiltus padeginti reikia, didžiausias, man atrodo, top 30 geriausių restoranų. Ne fiasko, gal daugiausiai, kas buvo kalbėta. Tai turim vieną restoraną. Čia buvo viešai paplitęs šitas... Labai. Tai viešai, kad gal ten rašė kažkas, bet... Ne, buvo straipsnis, man atrodo, kad... Teisingai. Tai, kad vienas restoranas nepateko į top 30, kur čia labai jisai
eskaluojamas, kad labai labai geras restoranas. Jo, Audrutė toli nuo klasikos, ar toli nuo klasikos. ten tiesiog Ar vadina. pasaka toli namai, aš nežinau, kaip jie Ne, save... tai Audrutė Palangoj yra toli nuo pasaka Ai, toli. Pasaka yra. Supratau, nes jie jau dabar turi 2, jo, tiesa. Jo. Nu, tai man Ir, atrodo, tu žyliau labiau. Aš net žinai. nežinau, bet aš girdėjau tokius... Mes jau čia viską pasakojom. tokius- Pirmam sezone net pavadinimų nesakydamam, Jo. Jo, važiuoja. šiais metais sakėm, tiesiog drėpsim viską, žinokit, ir Jo. jau... Išsikrauščiau iš centro, nevaikštau gatvėm. Ne, nu ir mes nieko blogo senamiesty, tai nesakom. nieks nekmes į mane O kad kiaušinio. žmonės paskalų nemėgsta. Nu, Mėgsta. Nu, tai važiuojam, tai esmė tokia, paskalos. kad vertintojams, tarybų, kaip jie save vadina, tarybos nariai, tie top 30, kuriuos renka žmonės, Gerbiami jie žmonės. tikrai yra kompetitingi, daug metų dirba industrijai, kai kuriais gal nesutikčiau, kad ten visiškai tinkanti ta tarybos. Gerai, bet nariai, tavo nuomonė Taip, niekam niekam čia mano neįdomu. nuomonė klausimų gal ne- neįdomi, bet kad netiko dėl to, nes jinai nepuoselėjo prancūziškos kultūros. Okay, tai maisto French gamybos. cuisinas vadinamas, Jie ne- taip? Taip, jie ne. Tai jie French nedarė- cuisine? Ne, tame ir esmė, kad jų pavadinimas tai sako, kad jie yra toli nuo klasikos. Jie... Bet tame ir esmė. Bet į Michelinus tai gauna įvairūs, nežinau, net Įvairūs stiliai, taip, aš street suprantu. foodo. Ne, bet aš manau, kad vis tiek pagrindas visuose turi būti French cuisine. Nu, Nes bet, virtuvė pagal tai gamina. Nu, tipo, virtuvės šefai pagal tai dirba, pagal šitą politiką. Nu, bet esmė dėl to, nebūtinai, bet čia vienintelė priežastis, dėl ko jie į topus nepateko, nors jie nebuvo labai, man atrodo, Ne. bet dėl to nepatenkinti. nu, jie šiaip kaip ir buvo labai nepatenkinti, nes ten dar, man atrodo, rašė pati ta vieta kažkokį postą, kad truputėlį Kad jaučiasi nesąžininga. neįvertinti. Jo, bet aš visai sutikčiau ir supykčiau dėl to, kad manęs neišrinko, nes daugelis vietų, kurios dabar pateko į top 30, tai yra ganėtinai minimalistinės ir ten, nu, aišku, dabar trendas yra minimalizmo ir ten didelės lėkštės, mažas patiekalas, ten... Bet Visą dideli laiką tai kokteiliai. buvo, visą laiką. Ne, mes nebededam puokščių į kokteilius. Ne, bet esmė yra tokia, kad... O jinai truputį kitaip kuria, jinai ateina prie, nes aš pats su ja bendravau, čia buvom susitikę vienam renginį ir mes kalbėjom ir jos kūryba yra tiesiog, užvaldo įkvėpimas ir tu denti 1, 3, 4 ir... Čia kaip viskas aš yra be papuošta. receptų kuriu. Taip. Ir Julius Ne, ateina bet ir aš manau, rėkia. kad esmė ir yra tokia, kad jeigu mes kalbam labai daug apie toleranciją šitoje šalyje, kad mes turim toleruoti tą, na, 3, 4, tai toleruokim ir restoranus visus, visi toleruoja, ten mažas restoranas, didelis šeimos restoranas, ne Nu, šeimos restoranas, tai toleruokim tada visų ir gaminimo būdus. Nu, tipo, toleruokim, bet, nu, faktas tame, kad nepateko ir toks biškis skandaliuks gavosi. Nu, Čia tai vienas aš jau manau, po kurio laiko Aš buvo manau, kad toks. atkreips į šitą dalyką tikrai, bet ką aš dar norėjau pasakyti apie visus šitus rinkimus ir apie viską, kas vyksta dabar. Šią savaitę vyksta gastronomijos savaitė, tai tiems, kam įdomu yra maistas. Ir Tikiuosi dar išeis podcast per gastronomijos Kaip savaitę. nors. nu, iki 12 Šviesiai. dienos vyksta, šiandien yra Šešta. 6, tai Bukinkitės restoranus. yra labai daug restoranų sąraše daug. ir jie tikrai turi daug ką parodyti. Jie yra dabar sugeneruoti, žodžiu, kainomis. Ten vieni restoranai duoda už 50 asmenį, kiti už kem ir kiti už 3, man atrodo. Tai žodžiu, jūs galite Labai pasirinkti decent kainos. Man labai pigesnį ir patinka jų- brangesnį labai variantą. Jo, ir tikrai galite išsirinkti kažkokį 1 ar 2 restikus, kurie yra 30 geriausių sąraše. Pabandykit, tiesiog durkit pirštų ir nueikit, jie visi tikrai yra labai geri. Nu, jo. Tai tarsi skonio reikalas, skonio reikalas. Turėsit ir yra smagu dėl to, kad dabar, man atrodo, labiau tokiam priimtinesniem net kainom galima visą tą turėti. Jo. Jo, ir tai reiškia, kad, nu, vėlgi, kaip žinom, buvo ir Mišelinas atvažiavęs jau pagaliau į Lietuvą. Jau Labai buvo? norėjau taip. Nu, taip. Nu, Aš nežinau. bet dar yra gandai. Yra gandai. Kad ne visas vietas aplankė. Ne, gandai apskritai, kad atvažiavo, ar Ai, ne? jo. Man atrodo, bet, nu, realiai turbūt jau buvo Mišelinas Nu, bet ir... buvo jau Kas Kažkas labai daug sumokėjo. kas nežino apie šitus dalykus, tai supraskit, kad Mišelinas nėra buvęs Lietuvoje. Jo, ir Mišelinas Niekada yra nebuvo. padangos. Ir kad suprastumėt, Mišelinas nėra Ne, įmonė, bet kurie šiaip atvažiuoja, čia turi valstybė jiems sumokėti, kad jie atvažiuotų. Ne, vertinti nebūtinai visą. valstybė, kažkas turi Nu, bet sumokėti. jo. O Jo. dėl apskritai, kas yra Mišelinas, tai man atrodo, mes nesam kalbėję, kas yra Mišelinas. Ne. Mišelinas yra realiai padangos Mišelin, kur Taip. yra tas burbuliuks.
Taip. Ir čia jau buvo marketinginės, čia buvo Tam, PR. tam, kad daugiau pravažinėtų jų Kad naudotų padangų nuo padangas, vieno taip. restorano iki kito Ne, restorano. jie pradėjo žymėti Bet gavosi- žemėlapį taškus, Nu taip. Taip. kur yra restikai, kad žmonės daugiau važinėtų Jo. į tos restikus. Bet čia ir yra dėvėtų padangas. labai didelis dalykas, kur mes dar prieš kokius 4 metus šnekėjom ir su šefais ir šiaip, kad nėra tikimybės, kad atvažiuotų į Lietuvą ir į Lietuvą atvažiavo. Tai tikėkime, turėsim Mišeliną, tikėkime, turėsim 50 geriausių pasaulio barų ir taip gausime daugiau traukos apskritai į Vilnių, į Lietuvą ir į mūsų visus. Ir Ir šiaip šiaip- čia Mišelinas gal nieko ten, nežinau, nekeičia ten žiūrovams, bet patikėkit, jis labai daug keičia žmonėms, kurie tuos barus ir tuos restoranus daro ir stengiasi kiekvieną Jo, mielą galės dieną kainas daro. padidinti. Ir šiaip kas dar, nes yra tikrai klausytojų, kurie gal nesidomi ten tiek apie tos barus, tai kad suprasti, kas yra iš vis tas Mišelinas, kad yra 3 žvaigždės, 3 žvaigždės gauti jau yra čia, nežinau, kaip čia Ne, dabar ir vieną palygint. gauti jau Vieną yra. gauti jau yra. Nu, Mišelinas yra aukščiausias įvertinimas restoranui, Jo, koks gali būti jo, pasaulyje. Tai teisingai. Ir tai- šiaip Arba mes jeigu kažko norit- nežinome irgi nenorime sakyti. Ir nieko. čia Ir gali šiaip išsipisinėti kiek nori, bet Mišelinas yra svarbiausias įvertinimas. Jeigu tu jį gauni, kiti gali tave vadinti duchu, bet tu vis tiek esi aukštumoje. Tik tiek. Sakėm, kad stipriau varys. Ir Čia nevyniojant. Mišelinas negali labai didelių Michelino kainų. negaus duchai. Mišelino žvaigždės negali, bet kurioj pasaulio šalyje negali užsidėti per didelių kainų degustacijai. Visur turi būti. Kad Nu, galėtum nemanau. leisti tipo savo, ne? Tai čia panašaus range'o Aš tik kavą savo galiu leisti, Mišelin. turi būti. Tai Bet gal kava bus nuo Nėra super nuostabi. brangus. Nu, tie buvo Michelin. nuostabi. Tai va, bet jo, bet tai gastronomijos savaitę nueikit, o kalbant dar apie, mes kalbėjom čia apie Audrutės Tolinamai šitą visą fiasko, tai mūsų gyvenime asmeniniam irgi atsitiko fiasko. Eiktų ir rimtai. Tiltus deginam toliau. Ne, iš tikrųjų, nieko mes čia nedeginam, bet visiems buvo labai įdomu. Žmonės, kurie mus žiūri, žmonės, Niekam kurie nebuvo domisi. įdomu, mums buvo įdomu. Ne, ne, tie, kas- Atsiprašau, tie, mūsų kas- tiem 20 draugų, kuriuos turim irgi buvo. Ne, įdomu. ne, tie, kas žiūri iš troškų, tie, kas šiek tiek domisi, Visi manęs tie tikrai... 200 žmonių. Nesvarbu kiek, manęs klausė tikrai tie žmonės, kas atsitiko, kodėl, kas čia per byfas, nes aš iš karto pasidalinau šitų dalykų, tai ir papasakosim, kas čia buvo per dalykas. Mūsų podcastas vadinasi Ištroškau ir... Ir tik noriu pasakyti, kad šiaip mes ir nekalbėjom niekada apie savo pavadinimą, tai Ištroškau pats naratyvas yra sugalvotas jau 5 metai. Taip, jisai net nebuvo Jis šitam gyvuoja- podcastui. Jo, jisai ir gyvuoja. Čia pats socialas pavadinimas- buvo. Socialas buvo. Su gėrimais, su maistu Su susijusi. gėrimais ir maistu. Ir jisai susijęs. nuoširdžiai priklauso šiaip neringai. Ne, gintautai. Na gerai, gintautėliai mūsų, linkėjimai. Pavadinimas. Bet tikrai jisai nėra naujas, bet kadangi jisai jau Bet- atrado savo kelią į šitą podcastą, tai ok, bet dabar yra kitas podcastas, kuris vadinasi Alkani ir Ištroškė. Ir jisai priklauso žmogui, kuris anksčiau turėjo laidą žinių radijui, kur laida vadinasi Sotus ir Turi, man laimingi. atrodo, vis dar, kuriame mes buvome. Taip, mes buvom toj laidoj, tai ta laida vadinasi Sotus ir laimingi, dabar jos podcastas vadinasi Alkani ir Ištroškė. O kodėl ne Alkani ir liūdni, man klausimas toks, jeigu jau, ta prasme, Ne, aš kalbam... suprantu, viskas tvarkoj. Šiaip tai viskas tvarkoj, galima, mes nei čia pasimėm tą pavadinimą, nei mes čia užsirašėm, nei mes čia ant kaktos įsitatuiravom ir tiek, bet tiesiog toks buvo, aš suprasčiau, kad nebūtumėm buvę mes tenai, nebūtumėm kalbėję. Nu Jo, toks tipo, nesam dideli kažkokie kūrėjai. man gali tai būt. buvo ir pykčio, bet toks buvo... Man tai buvo pykčio liūdna. vien dėl to, kad jinai, tarsi, tikrai su visa derama pagarba, Justina, jeigu tu mus žiūri dabar ir klausai šito dalyko, Ne, mes neįdomus, nežinau. tai aš tiesiog pasakysiu, kad yra... Galit leisti man pasakyti? Tai man šitoj vietoje yra pikta vien dėl to, kad jinai turi didesnę auditoriją. Jinai turėjo laidą žinių radijui. Jinai tenais ją pravedė 3 metus. Šitam žmogui, gal 5, šitam žmogui nereikia viewerių. Šitas žmogus jau turi savo bazę. Ir jinai ateina iš tokių mažų, kurie viską daro savo lėšom, savo papildomų laiku. Jinai ateina ir pasiema iš mūsų pavadinimą, mūsų identitetą. Tai man kaip pikta tik nerūpi. tik dėl to. Tai Jinai dar šito industrijai net nedirbus, man atrodo. jinai nėra žmogus, kuris dirba Ką šitoje jinai gali industrijai. Tai nieko tokio, jinai gali apie tai šnekėti. Bet man tiesiog pikta, kad
kad va taip Tų knygų atsitinka. nėra perskaičius. Suprantat? Man pikta tiesiog dėl to, bet aišku, taip vyksta Lietuvoje, visi man sakė, Gintarė, susitaikyk, žmonės produktus vagia vieni kitiems iš panosių, kopijuoja dizainerių rūbus, kurie yra viešai parodomi. Tai mūsų tas podcastas su šitiek peržiūrau, faktas, kad gali būti pavogtas, bet mane realiai nurengė prieš visą Lietuvą. Ir aš dabar, Visus 200 ir aš dabar nuoga stoviu, be savo identiteto. Tai vat man dėl to tiesiog, man liūdna, apmaudu. Ir Justina man parašė žinutę, kad jinai apie mus net nepagalvojo, nors mes buvom pas ją laidoj. Tai bullshit. Ir bet aš tiesiog... ką Bet žinokit, padarysim? jūs matėt, kad žodynė labai mažai žodžių yra, tai nebuvo iš ko rinktis. Jo. Tai negalėjo būti kitokio pavadinimo. Tai tiesiog, jūs galit mus paremti šitoje situacijoje, galit sakyti, nu, blemba, jūs čia dėl nesąmonės. Iš vis jūs čia pykstat. niekam neįdomus. Ir Jo, niekas tai gal ir nešnekės. neįdomus, bet Bet nesame mes nuskriaustieji, viskas čia gerai. tai va. nekeičia fakto, kad Dabar skauda tikėkime, mums. garsas geresnis, šviesos geresnės. Ir Jo, šiaip mes Viskas. galim viešai padėkoti tiems, kas mums padėjo šiandien va, susirengti. tiek žmonių už kadro. Taip, jūs jų nematot, bet jie Tas labai čia svarbus žmogus mum. yra sausinė. Mojuoja. Jūs Tai klauso, va. ar mes pataikom į mikrofoną dainuot. Tai žodžiu, tai... Mums davė mikrofonus, čia yra kosmosas. Tai dabar prieštaravom savo žodžiais, kad viską darom patys, nebedarom nieko Ir patys. nebedarysim patys. Dėl to, kad būtų linksmiau, fainiau mūsų klausytis, kad žiūrėti tobulėtumėm. į mūsų veidus. Tai Kur padėkokim tiem nežinau, kiek žmonėms. tai labai jums ačiū. Tai tai o kam va. sakom ačiū? Mes parašysim, Gerai. užtarinsim ir duosim gal ko nors Jo. saldainių. Tai jo, Vaflių atnešim. tai viskas jo, bus surašyta, o šiai dienai, žodžiu, aš norėjau taip tusiamapint, eikit į gastronomijos savaitę, valgykit gerą maistą, kol dar galima ir kol galit savo jį dar leisti. Kelkim tą Like, kultūros lygį. Like, share. Nevokit iš žmonių identiteto, darykit viską patys, galvokit savo galvą ir nešykit kitiems žmonėms ant galvų ir susitiksim turbūt po savaitės. Jo, ir ne. Ne, po dvi. dvi. Dabar bus kas 2 savaitės. Jo, Mhm. tiksliai. Bus kas 2 savaitės Pamelavau. tam, kad dvigubai žiūrėtumėt. Nes, Ir nu, turim... vienintelį, ką gausit kas savaitę, tai Contribui. Jo, Julius pažadėjo, Viskas, tai- mes dabar čia jau nebegalim prisišnekėti, viskas esam suaugę žmonės, turim atsakyti už savo žodžius, taip kad Jo. Tai, like, share. Tai, kad galėtumėm leisti, kad tie 3 žmonės vis laik stovėtų už kadro, tai Contribui rašysim postus, kur eiti, ką išmokti, ką padaryti. Ir šiaip, jeigu turit mums paskaityti. klausimų ir temų, labai būtų įdomu sužinoti, apie ką norėtumėte išgirsti, mums taip biškai paprašiau profiliuoti viską, ką darom, nes mes tai gal tiesiog minčių srautą dažnai galim paleisti, o šiaip mama, atsiprašau, kad nusikeikiau, jeigu tu žiūrėsi. O tikrai Tai va. žiūrės mūsų mamos. Tvarkoj, Tai va, viskas. Tai Ačiū. Ačiū, Hebra. See you later, alligator.